ponas bėdos ieškojo. Gerai, pradėkim. Gyveno seniau vienas labai turtingas ponas. Kartą jis parašė lentoje, jeigu kas žino, kas yra bėda, tegul man pasako. Prikelia tą lentą prie stobrio pakelėje. Važiavo tuo keliu karalius, pamatė lentą, sustojęs perskaitė ir tarė pats sau: aš jam parodysiu, kas yra bėda. Rytą pasišaukė jis tai ponai ir sako jam: paskaityk, kiek sveria mėnuo, kur žemės vidurys, kiek danguje žvaigždžių, ir dar pasakyk negirdėtą naujieną. Ponas mikt ir nežinojo, kaip atsakyti nė į vieną klausimą. Davė jam karalius 3 dienas laiko pagalvoti. Parvažiavo ponas namo ir vaikščiojo kaip žemę pardavęs. Išėjo ponas į lauką ir klaidžioja lyg nesavas. Piemuo ganydamas galvijus ir klausės ir kiaulės. Pamatė, kad ponas susirietęs vaikščiojo prie jo ir paklausė: ar ponuliai pilvo sopą, ar ko ieškai, ar susilenkė vaikščioji. Nieko, vaikeli, man nesopa ir nieko nepamečiau, atsakė jam ponas. Vaikščiojo ir negaliu išgalvoti atsakymų į karaliaus klausimus. Tada piemuo tarė: jei ponas man leistų pas karalių vėjoti savęs, aš jam visą atsakyčiau, ko tik klausčiau. Nuo džiaugsmo ponas tuoj atleido piemenį nuo kiaulių, aptaisė gražiai ir nusiuntė pas karalių. Piemuo jam sako: atėjau atsakyti į klausimus, kuriuos mano ponai uždavė. Na gerai, sakyk, kiek mėnuo sveria? 1 svarą. Dėl ko 1 svarą? Ogi kad 1 svarą 4 ketvirčiai, taip ir mėnuo turi 4 ketvirčius. 4 ketvirčius. Gerai. O kur žemės vidurys? Šitoje vietoje, kur aš stoviu. O kiek danguje žvaigždžių? 500, miloji. Iš kur žinai? Jei karalius manim netiki, galim perskaityti. Mato karalius, kad iš visų pusių vaikas jį priveikė.
bet dar liepia pasakyti negirdėtą daiktą. Tai jau negirdėta, atsako piemuo. Vakar kiaulės ganiau, o šiandien su karaliu kalbuosiu. Labai įtiko piemuo karaliui. Karalius atidavė jam poną dvarą, o pat poną išvarė kiaulių ganyti, sakydamas, kad tavo piemuo už tave gudresnis, tai manykitės veiktomis ir mokykis proto pas kiaules. Tai ponas atrado, kas yra bėda. Ačiū. Ačiū.